Laida Svajonių sodai šiandien konsultuoja žinomus aktorius Aldoną Bendoriūtę ir Nerijų Gadliauską. Netrukus mūsų laidos konsultantų patarimai. O dabar apie lobį. Radinius iš praėjusių amžių, kuriuos Vilniaus rajone šiame sklype rado Gadliauskų šeima. Matau, iš tikrųjų turit labai gražią dėžutę, kurioje sukaupę esat neįtikėtiną kolekciją. Iš tikrųjų... Taip, čia visas šitas didelis sklypas buvo labai iššakytas kurmių. Galima buvo kojas įsisukioti, velėną suaugusi ant jos ir mums teko viską čia arti. Mes viską darėm patys. Samdėm žmogų, kuris atvažiavo su arkliuku, mums čia išarė ir mes jau paskui savo rankomis, tuos 25 beveik išskaičiuojant namą. Arus su grebliukais, su kibirais akmenys nešiom ir rankiojom štai tokius čia visokius. Ir ką čia radot? Lobius. Aišku, daugiausiai tai radom monetų. Čia kažkoks taip domino, bet tokių dabar nebūna, man atrodo. Čia, man atrodo, nuo samovaro kažkokia tai puošmena. Irgi senovinė. Šiaip tai daugiausiai, aišku, čia tikrai nepasaga, bet labai, čia gal koks vyno, čia buvęs gal koks kamščiatraukis. Čia karas praūžė. Ir pirmas pasaulinis. Ir aukso radot, ar ne? Netgi va lėktuvėlį kokį radom. Ir aukso, o kur tas mano auksas, va, ir netgi radau aukso gabalą. Kas jį nešiojo, nežinau. Kas pametė dantis. Niekas nepametė dantis. Niekas nežino, kokia tų daiktų istorija. Ar ne, Benediktai? O berniukai, ką jūs radot? Aš radau 5 grašius, tuomet domino kortelę šitą ir porą plambų. Čia yra Dovydas ir Benediktas jūsų sūnus. O berniukai, jums patinka, kai mamytė tiek daug su tėčiu augina vaismedžių, vaiskrūmių, braškių, dabar dar turėsi didžiausias lysves? Patinka valgyti, ar ne? O mamai padedat? Kai nepaprastai, tai reikia padėti, aišku. O kokius darbus paprastai mėgstate dirbti? Laistot? Labiausiai laistyti. Labiausiai valgyti ir laistyti. O ką daugiausiai tenka daryti? Ravėti. Ne, ravėti mažai tenka. Ką tenka, ką daryti tenka, ką tėtė liepia daugiau? Pjaut žolę. Tai jūs esate atsakingi už žolės pjovimą? Jo. Abu? Jau. Taip reikia sakyti, o ne jo. Jau. Atvažiavo Svajonių sodai jums pagelbėti, bet kad žolės nereikės pjauti, tai tikrai nepažadam. Bus uogų, bus naujų vaisių, bet žolės tikrai reikės žolę pjauti ir toliau. Taip. Apie tai, kaip jaučiasi šį sezoną televizijos serialuose išgarsėjusi aktorių pora, papasakosime vėliau. O dabar grįžkime prie puikiai tvarkomo sodo. Mūsų laidos patarėjas Algirdas Amšiejus buvo nustebintas, kaip Gadliauskai prižiūri savo kiemą ir sodą. Vaismedžiai iš rudens nubaltinti, išgenėti, gražiai sutvarkyti pomedžiai. Bet iš tikrųjų, Algirdai, reikia pagirti, iš tikrųjų, kaip sutvarkyti pomedžiai. Tai nesamatė, iš tikrųjų, taip 2 metus darom laidą Svajonių sodai, nesamatė. Kaip čia, aš labai tikrai džiaugiuosi, kadangi pagarba dėl to ir dera. Nesvarbu, kad jis nulinkęs, tai čia yra tokie techniniai dalykai, bet dėl to jis ir dera, kadangi jis ne žoliai, jis nekonkuruoja su žole. Ir dar čia va tas mėšlo mulčias, tai iš viso tas Dievo dovana. Čia kiek lietutis lis, tik nereikia jo apkast. Nieko, viskas čia tvarkoj. Nes jo apkasinėti net negalite, jeigu mes paimtumėm, tai tas obels šaknis rastumėm va tokiam gilį. Taip, mes nukirsim šaknis. Ir visas šaknis. Bet dabar, sakysim, lietutis palijo. Drėgmė neleidžia išgaruoti. Lietutis palijo. Nuo to mėšliuko nuplovė mikrobai visi eina į žemę. Tas augalas rankom ploja, atsidžiaugti negalės. Čia jam tokias sviestas pasviestuotas, kad reiškia toks sumuštinis su sviestu padarytas. Aišku, čia, iš viso klasika, bortelis. Čia ne visur tai klasika. Bet yra toks, kaip pasakyti. Ir matot, reiškia, žmonės dirbdami meną darydami, netingi ir, sakysim, išlaiko tokią poziciją, kad, ko gero, kad net kažkoks pramonininkas tiek neišlaiko tokio dydžio. Nes faktiškai tai reikėtų taip, kiek vainikas siekia, kiek vainikėlis siekia, tai tiek ir tokia veja. Tačiau darbų dar liks ir mūsų komandai. Pasižiūrėkite, kas nutinka, kai vaismedis auginamas be kuolo ir kaip tai ištaisyti. Kiekvienas medis turi turėti viršūnę. Turėtų. Lyderį.
Nu, kaip šeimoje, kaip darbe, kaip teatre, nesvarbu kur. Šeimoje viskas aišku. Tai čia, matot, irgi čia, kurioje vietoje tas lyderiaujamas vyksta. Bet sodė turėtų lyderiai. Tai aš matau, kad čia, gal sakysim, o lyderis kas? Tai yra aukščiausias, ne? Jeigu mes pagal gamtą žiūrėtume. O, galėtų būti čia. Bet jūs pažiūrėkit, tai kas iš jo? Nieko nebėra. Lyderis yra nulinkęs. Kad lyderis būtų tiesus, jį reikia prie ko nors pririšti. Jį reikia suformuoti. Suprantat, tai reiškia suformuoti, atrišti, atlenkt. Nenulūžkai jūs taip manau? Ne. Tai dabar matot kokį dalyką. Reikia per 2 kartus, per 3 kartus neskubėti. Vieną kartą taip. Supras, kad jis lenkiamas. Taip. Ir iš karto jis nesupras, bet jis tiesiog pasiduos tam dalykui. Algirdas Amšiejus sako, jog vaismedžio aukštis turi būti apie 2,5–3 metrus, kad būtų patogu skinti vaisius, retinti užuomazgas arba purkšti. Kada jau viršūnė gaunasi 2 pirštų storio, 2 pirštai, tai kokį 3 centimetrai, sakysim, viršūnė tokia, žinot, taip, paėmus ranką, tai toks jaučiasi, žinot, kad tu jau turi tokį. Tai tada 2,5 metrų aukštį, tokią viršūnę galima pašalinti. Kitas pavasario rūpestis vejos sutvarkymas. Kiekvieną pavasarį veją reikėtų patręšti, tačiau tokiai vejai vien trąšomis nepagelbėsime, sako agrofirmos Sėklos agronomė, mūsų laidos konsultantė Liucija Kunigiškytė, kuri patars, kaip tvarkyti probleminę veją ir šuniukų nuniokotas vietas. Pavasaris yra toks kaip ir indikatorius. Teisingai mes prižiūrime veją, reikia su ją ką nors daryti, nereikia, bet paprastai atsitinka taip, kad pavasarį ypatingai 4–5 metais išlenda vejos problemos. Va šitos vietos problemą mes matome čia. Aš pasiėmus grėblį, pabandžiau truputėlį, ką mes turėdami 4–5 metų senumo veją, ką mes turime padaryti kiekvieną pavasarį. Tai mažesniuose plotuose mes galime tai padaryti rankiniu būdu, turėdami veją dideliame plote mes pasitelkiame techniką ir bandome tą veją iššukuoti, išpešti tą negyvą sluoksnį. Matote, kiek yra to negyvo sluoksnio. Dabar mišinys, kuris buvo panaudotas šiam plotui apsėti, tai yra mišinys buvo sėtas liliput, išties veja išsiskirianti labai dideliu dekoratyvumu ir viena iš lėčiausiai augančių rūšių. Bet kadangi mišinio sudėtyje yra nemažas kiekis eraičino ir miglių ir tik labai maža dalis yra svidrės, tai tas eraičinas duoda labai daug negyvos žolės, ypatingai 4–5 vejos metais po sėjos. Agrofirmos Sėklos agronomė Liucija Kunigiškytė patarė kiekvieną pavasarį vejoje panaikinti negyvą vejos sluoksnį. Ir taip pat kai kur atsiradusias samanas. Tai reikėtų daryti su specialia technika. Šiandien mums pagelbės Mocevičiaus firmos Ginalas konsultantas Darius Kasakaitis. Ši technika ne tik aeruoja dirvą, bet ir šukuoja išdžiūvusias vejos dalis, gerina dirvožemio pralaidumą. Šukuojant pašalinamas vejos veltinis, samanos, kad veja gautų daugiau oro. Taip sutvarkius veją, ji lengviau įsisavins deguonį, vandenį ir trąšas ir žinoma, taps dekoratyvesnė. Tokius plotus mes iš pradžių išaeravome, dabar atsėjame. Vėlgi sėti, kaip sakiau, reikia gausiai, pasirinkti sėjai nevėjuotą dieną. Jeigu dirva nėra pakankamai drėgna, jeigu mes suvėlavome ar mūsų dirva nėra pakankamai drėgna, vėlgi reikėtų pasirūpinti laistymu. Svarbiausia, kad po šitos sėjos sėkla kuo greičiau sudygtų. Yra ir dar vienas būdas, kaip pagerinti vejos dirvožemį, kad į jį patektų kuo daugiau oro ir veja puoštų žalumą. Gali būti rytinė mankšta. Va štai tokie batai. Kaip matote, su vinukais galima pasivaikščiojimus rytinius daryti vejoje. Principas yra toks, kad šitie vinukai įsminga į dirvą ir pasilieka dirvoje, mes nematom čia. Tokie vejoje mūsų tokie tarpeliai, kaip ir įleidžiame orą.
Bet šitas būdas yra geras tiem, kas turi nedidelį plotą vejos. Šioje sodyboje veja užima didelę dalį ploto, todėl manyčiau, kad reikėtų rinktis netokias archaiškas priemonės. Jeigu vejos sėklos neapveltos trąšomis, tuomet išajeruotą ir iššukuotą plotą dar reikėtų patręšti. Arba šituos du darbus apjungti į vieną ir sėti sėklas, kurios yra apveltos trąšomis. Kaip aš sakiau, sėkla labiau matosi, jinai yra sunki, jinai geriau įsminga į tuos tarpus tarp mūsų išlikusios žolės. Kokį mišinį pasirinkti vejos atsiejimui? Vėlgi, idealu yra, jeigu jūs turite pakuotę tos vejos, kurią sėjote. Ir paprastai ant vejos yra visada mišinio sudėtis. Jeigu jau rinkoje nebėra, jūs nerandate pirkti to mišinio, kurį jūs sėjote, tai jūs bent žinote komponentus mišinio sudėti, kurio reikėtų atsėti. Jeigu ne, yra tiesiog mišiniai rekomenduotini vejos atsiejimų. Paprastai tie mišiniai išsiskiria greitų sudygimu, užpildo tos plotus ir jūs laikui bėgant turite vėlgi tą veją. Nereikia galvoti, kad tie atsėti plotai bus lygiai tokie patys kaip jūsų senoji veja. Tiesiog su laiku per pusmetį, per metus tie vejos plotai susilygis ir ta veja taps, vadinkime, tokia vienalytė ir tie plotai pasislėps. Dar viena vejos nykimo priežasčių – šuniukų pridarytos bėdos. Tose vietose vejoje matyti išplikę ir išdžiūvę blynai. Tuščios vietos pasaulyje nebūna. Vėlgi, kad nėra kultūrinės žolės, vieta užima piktžolės. Tai norint, kad nebūtų piktžolė, mūsų veja būtų ne piktžolėta, tokius tuščius tarpus išpešti iš jų žolę, supurenti dirvožemį ir tiesiog pasėti vejų žolių sėklas, kad panaikinti tuos tarpus. Sėjant veją, taisant tas klaidas, galioja lygiai tie patys principai, kaip ir rengiant naują veją. Tai vėlgi, diena turi būti pasirinkta nevėjuota, ne taip kaip šiandieną. Vėlgi rekomenduojama pasėtus plotus mulčiuoti, tai yra naudoti kompostinę žemę ar tiesiog tą žemę, kurią jūs turite, ir pasirinkti sėklas. Vėlgi nepagailėti tų sėklų, išberti sėklos daugiau į tą problematišką vietą ir būtinai palaistyti ir laistyti nuolat, kad ta veja kuo greičiau sudygtų ir žodžiu, jinai susilygintų su ta turima veja. Bet ką reikėtų dar padaryti prieš atsiejant veją, prieš atsiejant tas problematiškas vejas, sudaryti kuo mažesnę konkurenciją. Reiškia, auganti kultūrinė žolė neturi būti aukšta. Šiuo atveju jinai nėra aukšta, mes tai darome anksti. Dabar kokiu mišiniu mes rekomenduojam atsėti, tai aš vartau rankose tokias sėklelės, jos yra apveltos trąšomis. Ir dėl ko man dar patinka tos sėklos, dėl ko jos yra smagios, kad jas labai lengva pasėti. Tiesiog sėkla yra sunkesnė neįprastai, kadangi jinai yra apvelta trąšomis. Sėjant tiesiog lengviau pataikyti į tą problematišką vietą. Šiuo atveju ta problematiška vieta yra gan didelė. Bet jeigu jinai yra mažesnė, tai tiesiog tos sunkios sėklos labai gerai sukrenta, galų gal jos sukrenta ir per pačią vėlieną. Matosi, kaip tos sėklos susminga. Specialistai parterinių vejų gerbėjams pataria gyvūnėlius atitverti specialioje vietoje ir neleisti bėgioti po veją. Priešingų atveju su išplikusiais plotais vejoje teks kovoti kiekvieną pavasarį. O kaip atkurti veją ten, kur krepšinį žaidžia aktorius Nerijus Gadliauskas su sūnumis? Pasak agronomės Liucijos Kunigiškytės, parteriniai vejai skirtą sėklą sėjame ten, kur retai vaikščiojame. O tose vietose, kur aktyviai mindome, sportuojame, reikėtų rinktis kitą vejos sėklų sudėtį, vadinamąją sportinę veją. Esame žaidimo aikštelėje, tai šitoje vietoje turėjo būti pasėtas sportinio tipo mišinys. Tai yra mišinys, kuris yra atsparus mindymui. Jeigu mes vaikščiodami slegiame dirvos paviršių 8 kg į kvadratinį metrą slėgių, tai bėgiodami ta apkrova didėja 10 kartų. Tai tokiom sporto aikštelėm, aktyvaus poilsio vietom yra specialūs mišiniai, kurių viena iš pagrindinių savybių yra ta, kad tie mišiniai greitai atsistato po nutrypimo.
Netrukus laidoje matysite. Jaučiuosi pažeidžiamesnė, iš tikrųjų labai vaikai reaguoja, praeidami pro šalį atsisukinėja. Iš pradžių bandžiau akinius dėtis nuo saulės. Benediktas sakė, nereikia, taigi čia faina, kad tave pažįsta. Daugiau vertingų patarimų jau po reklamos. Likite su TV3 ir laida Svajonių sodai.